Kai dar sykį visi jūs kanalą Danizas ir šiandien mes filmuosim labai įdomų video. Taigi šiandien mes apžiūrinėsim tikras petardas. Per šio video viršelį jūs turbūt supratote, kad bus keletą tikrai rimtų petardų. Taigi statyk laiką, prenumeruok kanalą, mes jau turim 300 prenumeratorių, ačiū jums labai. Nu taigi nedėme gumos ir manau galim pradėti. Taigi va taip gražiai atrodo mūsų stalas. Taigi manau pradėsim nuo pačių silpniausių petardų, tai mes turime tokį va cipliuką. Jis yra tokia petarda, kur jinai tiesiog uždegė ir jinai tiesiog krekina. Jinai taip traška, tiesiog daro Paskui eina pas mus va tokia nitrata petarda. Čia yra F2 kategorija. Visi gaminiai su F2 kategorija yra sprogstamosios medžiagos arba pirotechnika, petardos, va taip paprotingai galim pasakyti. Taigi šita petarda yra tikrai gana stipri, aš jau ją esu testavęs. Ir jinai yra mažytė, bet jinai kai lūpa, tai gerai tikrai lūpa. Turim dabar tokią petardą. Iš karto matom paskui rožinį tokį knatą, kuris skiriasi nuo kitų. Tai čia yra toks specialus gražus knatas, kaip tu jį padegi ir jis žybsi taip rožinį ir tiesiog žybsi ir daro tokią ryškę šviesą. Taigi čia yra 0,5 gramai, jinai yra tikrai stipri irgi. Nu, žinot, jau 0,5 gramai tai yra jau rimčiau, tai jo. O va dabar 2 gramai petarda, 2 gramų petarda, Hammeris. Čia yra F3 kategorija, o tai reiškia, kad čia yra jau tikrai daug rimčiau. Nes 2 gramai yra jau tikrai nemažai. Dabar eina pas mus dumbumas, čia parašyta 2 gramai plus, bet iš tikrųjų čia yra 0,5 gramai netgi. Ir čia yra irgi F3 kategorija, tai čia yra jau irgi viena iš stipresnių tokių. Tai jo, tik 0,5 gramai, o čia parašyta 2 gramai plus. Bet čia tiesiog, ką žinau, tokia, nežinau dėl ko tai parašyta, bet čia tiesiog tokia, kaip čia paaiškinti. Nu, dumbumas mėgsta tokias nesąmonės daryti. Ne, nu, bet jei kalbėti rimtai, tai dumbumas yra viena iš patikimiausių firmų. Dabar eina toks gražus šogunas. Čia yra, matosi, toks ilgas knatas. Čia yra irgi 0,5 gramai. F3 kategorija. O dabar eina. Kaip manot, ko čia tokia per nesąmoningą petardą, niekada aš tokios nematęs. Ogi čia yra mano gaminta petarda. Pažiūrėkit į jos dydį, čia kaip dinamitas kažkoks. Čia yra netgi 15 gramų. Aš įsitikinęs, kad jinai tikrai sprogs. Taigi jinai taip lėkti turėtų. Tai va, einam dabar jau pas normalaus dydžio petardas. Aš dabar norėčiau biškį paverkti ant kameros. Matot, šitoj petardui yra 4 gramai. Dabar palyginkit. Šitoj petardai yra 2 gramai, o šitoj yra 4 gramai. Palyginkite dydžius, kad suprastumėt. Taigi čia yra tikra apgaulė, kad jinai tokia didelė yra šita petarda. Jinai yra labai didelė ir čia yra apgaulė. O va dabar pas mus eina Tuono Ultra 20 38 gramų petarda. Palyginkite su mažiausia petarda. Pažiūrėkit į skirtumus. Šita petarda yra 0,2 gramų, o šita yra 38 gramų. Tai yra labai stipri petarda, iš karto mes matom F4 kategoriją, tai yra pavojingiausia kategorija, kuri tai gali būti ant petardų ir ant pirotechnikos. Taigi, baigiam čia tą rimtumą. Mes matom tokį storą knatą, kuris ilgai dega. Taigi šita petarda turi tokį efektą. Ir būna paskui toks fontano žiežirbų efektas. Nu, jūs turbūt žinot, kaip jis maždaug atrodo. Ir ten ne žiežirbus, bet tiesiog fontanėlis toks gražus. Taigi va toks video šiandien pas mane gavosi. Tikiuosi jums patiko. Jei norite, kad mano video išeitų dažniau, tai būtinai statykit laiką ir prenumeruokit kanalą. Taigi su jumis buvo Danizas. Iki kito karto.